Labą dieną. Labą dieną. Sveikinamės nuo Baltijos jūros. Mūsų mini atostogas. Labai mėgstame keliauti, tai mes esame sugalvoję pasidalinti įspūdžiais kartu su visais, tam, kam įdomu keliauti su mažu vaiku. Nes mes dabar turime 5 mėnesių kūdikį ir tai tikrai nesustabdo nuo kelionių, tiesiog reikia labai norėti. Ir šiandien praleidome dieną Latvijoje ir pamatysite nuo pat pradžių, kaip mums sekėsi keliauti su mūsų mergyte. Jo, tai dabar keliamės į dienos pradžią. Atvykome pamatyti garsiąją Janmakio pilį, priklausančią tuometinio Rygos miesto merui Džordžui Armistedui. Ši pilis buvo pastatyta 1901 metais. Šioje pilyje galime pamatyti ekspoziciją apie Latvijos miškų istoriją ir Latvijos medžioklę. Taipogi yra labai graži senoji krosnis su unikaliais Rygos atvaizdais, piešiniais. Kas be ko, dar čia netgi yra arklidės, kuriuose yra įrengtas viešbutis. Galima čia išmiegoti, pavalgyti, po to galima švęsti visokias šventes. Skaitėmės, kad ir galima ir konferencinės patalpos yra galima nuomotis ir, kaip minėjau, visokias šventes švęsti. Labai graži vieta, ne? Jeigu norint taip ištrūkti nuo miesto šurmulio, tai labai tokia rami, prie vandeniuko pilis, tokia įspūdingai atrodo iš visų pusių, kiek ėjom nuo įėjimo. Dabar einam aplinkui tvenkinį. Tai ta neogotikinio stiliaus pilis, tokia labai gražiai atrodo. Eik, tai tu taip džiaugiasi kaip mama, ne, kartu. Kokia graži vieta. Ar norėtumėte kas nors pietų ar vakarienės tokioje vietoje? Prašom, užeikite. Prieš tokį tvenkinį, prieš tokią pilį. Taigi smagu, nebūtų?
Sekantį mūsų stotelė yra kino miestelis. Tai atvykom pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Patiem buvo įdomu iš tikrųjų, kodėl buvo šis miestelis toks pastatytas. O čia buvo filmuojamas kino filmo juosta Rygos sargybiniai. Nu, galim pamatyti vaizdą prieš 100 metų, kaip atrodė senoji Ryga. Tai va, tarsi laiko mašina persikėlėme, ne? Kas dar fainai šiame kino miestelėje, kad galima užsakyti ekskursiją ir apsirengus filmo didvyrimi patirti neišdildamų įspūdžių. Pasijusti, vat, kaip kino filme vaidintum. Na, jau, nešam. Tu proso, ne? Kino miestelis turi ir kavinukę, galvojame, kad išeis pavalgyti, kažką užkasti, bet matyti šiuo metu nedirba ir ne sezono metas. Teks dar biškį palkanauti. Kokias fainas užuolaidėlės, kaip pas močiutę kaime. Na, tikrai gan senoviškai atrodo. Tas raudonas vėliūras apvilkti kampai sėdimi. Daug nuotraukų Rygos miesto. Taip, keistai atrodo. Viešbutis yra, ne? Galima užsakyti nakvynę. Pabaiga. Pavaikščiojome, patiko visai paklaidžioti po kino miestelį. Vienu metu biškį buvom jau paklydę. Nes čia daug tokių siaurų gatvelių ir visokių įėjimų į pastatus. Ir labai fainai buvo. Tikrai verta aplankyti šią vietą. Aišku, mes kaip su 5 mėnesių kūdikiu, tai kaip ne visur važiavom, nes labai daug akmenuotos
aklutų takelių ir dabar keliaujam toliau į trečią mūsų punktą. Sveikinamės iš Jūrmalos. Turėsime čia vieną nakvynę, truputį pailsėsime, pavaikščiosime po bulvarą. Dabar atėjom pasižiūrėti kiaušinį, nes mes keliaujame antrą Velykų dieną, kaip pasipuošusi Jūrmala. Ir po to vaikščiosime pagrindiniu bulvaru Jūrmalos. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. Vaflių kvapas, sakau, labai yra jaučiasi. Norisi įsigyti. Norisi įsigyti, tikrai kviečia užsukti. Taip, truputį šilumos. Vakaro pusė, lengvas kapučino. Pernai vasarą lankėme šitam Grill Bars restorane. Tai labai patiko mums, ne? Labai skanus patiekalai buvo. Tai dabar yra vietos lauke. Ai ne, visų tai vietos užimtos. Tai va, gal dar visai išeis pasėdėti. Tai apeisim truputį daugiau bulvarą, nuvažiuosim iki parko, pasižvalgysim, nes šiaip pačioje Jūrmalos šiame kurorte esame tik antrą kartą. Tai va, pernai buvom vasaros metu ir va dabar pavasarį. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Perėjom visą bulvarą, dabar einame jau link jūros. Mergaitė bus miega, tai mes galim vaikščioti, dairytis, pasižvalgyti visur. Oras labai geras, šiltas, virš 22 šiandien, dabar tik aišku link vakaro, tai jau truputį pravėso. Ar jau užuožėte jūros kvapą? Ar pareina jodas jau? Некрасиво и непонятно, так что... Einame link jūros. Taip smagu man kiekvieną kartą keliaujant atvykti prie jūros. Labai mėgstame. O jau su mergaitė esame trečią kartą prie jūros. Pakvėpuoti jodą. Man taip šalta, kad aš baigiu sušalti, o čia va žmonės taip. Nu, nerealiai. Aš net nelabai galiu įsivaizduoti.
Pagaliau esame parke jau, Dzintarų park. Esame antrą kartą jau čia. Truputį planavome anksčiau atvykti, kai buvo truputį šilčiau pasivažinėti, gal pasisupti kuradų supynės, bet, matot, su vaiku ne visada viskas gaunasi kaip planuoji. Tai jau vaikštame gan jau vėsoką, apsuksim ratą. Čia ir žmonių nemažai, ir su vaikais nemažai, vis tiek laisvadienis. Ir pasižvalgom ir keliausim toliau. Matote, parke pramogų šiame netrūksta. Jeigu esate aktyvūs keliautojai, tai galite rinktis vieną trasą, galite rinktis kitą trasą. Po to galite keliauti apžvalgos bokštų į viršų, pasižiūrėti, kaip panorama atrodo. Vaikas miega, o tėveliai gali ramiai pavakarieniauti. Truputį sušalę, tai pradėsime susirbytę. Sušilsim ir po to lauksime jų antrą patiekalą. Aš dar kartą įsitikinau, kad ši vieta tiesiog yra visiškai neprašaudė atėjęs valgyti, nes maistas labai skanus. Abi sriubos buvo labai skanios, o carbonara tai jau matau, kad skani. Labas rytas. Mes jau keliaujame po pusryčių. Labai skaniai pavalgėme. Pirmą kartą bandėme šią pusryčių vietą. Tarp tik labai ir džiaugiamės, kad atsisakėme viešbutyje pusryčių. Norėjom pabandyti kažkokią kitą vietą. Žmonių, kaip matot, biški taip yra gerokai pavažėję. Nes atvėso oras, tai taip jau šaltoka ir striukę nusidėjom. Ir keliaujam dabar iki objekto, tokio pagrindinio, sakyčiau, Jūrmalos, kurio neaplankius negalima iš Jūrmalos išvažiuoti. Labai toks fainas. Tai va, pasportuosim po pusryčių ir parodysim, ką reikia pamatyti. Jūs galvojate, ar tai yra tas pagrindinis objektas, kurį reikia pamatyti Jūrmaloje? Taip, jūs esate teisūs. Šitas gražuolis vėžlys Brno Porucis, žiūrintis tiesiai į Baltijos jūrą. Vasaros metu, kai buvome, tai teko nemažą eilę palaukti, kad prie jo nusifotografuoti.
yra Kemerų kurortinis parkas. Pats seniausias ir didžiausias parkas Latvijoje už Rygos ribų. Turi daug takelių, daug žaidimų vietų, galima daug kur pasivaikščioti, nueiti, daug gamtos. Tai jeigu norite pabėgti nuo miesto šurmulio, pasivaikščioti, ypatingai su vaikais, tai vieta puiki, ten toliau, toliau nueisime, yra daug žaidimo aikštelių. Vaikas užmigdytas, takelis pravažiuota. Dabar galima ramiai pasėdėti. Ir ką, mūsų paskutinė stotelė ir jau keliausime link namų. Pavyko iš tikrųjų kelionė, mergaitė gan buvo rami. Pamatėm daugmaž taip, ką norėjom. Ir čia tikriausiai tik mūsų pradžia, labai tikimės, kad toliau keliausim ir galėsim vaikui daug ką parodyti. Taipogi nufilmuosim ir parodysim jums, kaip keičiasi atostogos su vis didesniu vaiku ir kaip mums seksis.